Malonu vėl sveikinti su jumis. Šiandien mūsų pokalbio temą pavadinau bausmė iki gyvos galvos. Norisi pasikalbėti apie tai, kaip susigyventi su tuo, kas neišvengiama, kas nepataisoma, kaip rasti išeitį, kai rodos jos nėra. Šitam pokalbiui mane paskatino skaitytas straipsnis, ilgas straipsnis Google'e. Moteris rašo: nusipirkau knygą, knygyne, skaitau, lyg ir patiko, lyg ir ten patarimai, naudojos tais patarimais, taikausi juos, ar ne, dar kažko pasidalinu su draugais, su draugėmis, su kaimynais. Ir vieną kartą perskaitau metrikoj, gale knygos metrikoj, kad autorė tos knygos labiausiai šiame laikmetį blogiausios šalies atstovė, nuodėmingiausios šalies atstovė. Ta skaitytoja patriotė, įdomisi pasaulio įvykiais, klausosi teisingų laidų, nesiklauso jokių ten kitų, kaip kai kas daro. Laikosi tvirtai nuostatų laikmečių, sveikai mąstė. Į tą šalies pusę net nežiūri. O dabar visą knygą skaitė, naudojo ir baisiai pasipiktino. Ir rašo, sako, kodėl leidėjai neparašė įžangoj, kodėl neparašė pirmam viršelėje, viršuj, kas čia per paukštis ta autorė, ar ne, ir taip toliau, ar ne. Leidykla teisinasi, kad čia išleidom anksčiau, žymiai anksčiau, kad tai nebuvo dar nuodėminga ir taip toliau. O jį jaučiasi, lyg būtų varlę prarijusi. Jos neįspjausi ir į tave gyvena ir gyvens visą laiką. Ką daryti? Antras toks beišeitinis atvejis. Ne? Tai aš vasaros 5, kad aš rašiau knygas kartu su Alekseičiku ir klausiausi istorijų sergančių depresiją žmonių. Tai vieną pasakoju: pasakykit, kas man gali padėti, ar jūs galit, ar kas kitas padėti, jeigu mano asmens kodas baigėsi 666. Ir į beišeities, iki gyvos galvos. Ar ne? Iki gyvos galvos mens kodo nepakeisi. Ir jis sako, tai ir niekas negali padėti. Ne? Tai štai pirmiausia, būkim atidūs. Laikmetis greit keičia naujas taisyklės, daro atradimus. Maža žinoti, kad žemė apvali. Gali būti ir įstatymai apvalūs. Apvalinti galima ne tik tai skaičius, bet ir mintis. Ir ten Australijoje, kur žemė atrodo kitoj pusėje žemyn galva, nevaikšto žemyn galva. Ne? Žinojimas tas, kad 666 ir ką jie reiškia, gali būti bausmė net iki gyvos galvos. Tarp kitko, aš esu buvęs, kada aš rašiau knygą Neišeik iš savo gyvenimo, išeik iš gyvenimo tų žmonių, kurie tau blogi. Aš buvau Lukiškėse ir mane leido susitikti su nuteistaisiais iki gyvos galvos ir aš jam daviau vieną klausimą: kaip jūs iškenčiat, ten pas jos nėra suicidų. Pas mus, Lietuvoje viena pirmaujančių, kur daugiausia šitoj grotų pusėje, šitoj kalėjimo sienų pusėje yra suicidų ir gana daug, ir depresijos, o ten nėra, jie nori gyventi. Ne? Ir aš bendraudamas su jais ir seminarus vedžiau ir Pravieniškėse, ir Lukiškėse, ir aš įsitikinau, kad 25 metai tos praleistoj vienutė ir visą dieną naktį tu vienas su savo mintim, tu tikrai išpirkai tą visą kaltę. Tai ką tu be padaręs, jau 25 metai to tikrai išpirkai ir turėtų būti perteisti. Ir užsienyje aš girdėjau, kad yra perteisiama po 25 metų. Aš kalbu apie mus, ne apie nuteistus, kalbu ir apie mus daugiau, ar ne, šitoj grotų pusėje, ne, perteisti save. Sakykime, nuodėmingos autorės tą knygą perskaitė jį, bet jį parašė tą skaitytoją į Google. Reiškia, tuo pačiu perspėja kitus, kad būkite atidūs. Būkite atidūs, stebėkite, ar ne, yra klastingų dalykų šiame laikmetyje, ne, Ir dabar aš galbūt dar pagarsinu, tai ji tikrai ta skaitytoja gali jaustis laisva, kad ji nekankint savęs, ne, kad jai ten ta varlė ją visą gyvenimą kankins. Ne. Tarp kitko, Franklis yra psichologas, austrų psichologas, yra prašęs, kai viena moteris ėjo per gydytojus, ne,
ji įsitikinus, kad jos viduje tikra varlė gyvena ir šokinėja ten. Ir niekas jai negalėjo padėti. Ir Franklis ką padarė? Ne, sako, taip, aš suprantu, taip, aš matau, kad ten yra. Jie paguldė ant kušetės, apsvaigino, ten pamaigė, pažadino, ne, ir rodo bliūdė, ne, liaudiškai sakant, šokinėjo varlė. Aišku, jis ją atsinešė, ne. Viskas, tai, oi kaip gerai, vat jūs vienintelis supratot, jūs vienintelis man padėjot, ar ne. Vat štai, ar ne, padėti gali pats žmogus, ar ne. Padėti gali knyga, gali seminarai, gali būti susitikimai, vienas pokalbis gali būti, ieškoti, nelaikyti save nuteist, nelaikyti save nelaiminguoju. Padėkime visi tiem, kurie ir nuteistieji iki gyvos galvos ir ten kalėjimuose yra, ir tie, kurie nuteisė patys save, padėkime. Ir aš bendrauju kursais, susitikimais, ar ne, pokalbiais ir ieškau tų minčių, ieškau istorijų, ar ne. Ir sakykime, vieną istoriją aš atrodo ją minėjau, ar ne, kai moteris pavargusi nuo visų išdavysčių, nesėkmių, nelaimių, ar ne, nusprendė išeiti iš gyvenimo, bet būdama tokia pedantiška, būdama tokia romantikė, ji norėjo, kad jos laidotuvių metu grotų nuostabiausią muziką. Ilgai rinkosi tai Verdi, tai Mozartą, tai Ravelį. Ir galų gale pasirinko muziką, įstojo į konservatoriją. Tai štai va toks tas atvejis, kuris jau išėjimas iš gyvenimo, jau iki gyvos galvos ir jau visai išeita, ne, atranda naują gyvenimą, nuostabų gyvenimą. Galbūt be tos nelaimės, ne, be tų nelaimių sumos, galbūt ji nesugalvojusi stoti į konservatoriją. Štai kaip reikia, visada reikia ieškoti, visada yra išeities, ar ne? Visada yra išeities, ne, yra gražus pasakymas, jei pasiekė aklavietę, reiškia, kelias į ją yra. Reiškia, kaip tu ją galėjai pasiekti, kelias yra, reiškia, ir išeiti yra. Ieškokime išeities. Aš bendrauju kursais, susitikimais. Jau rudenį laukiu, jau gaunu rudenį jau susitikimų į bibliotekas, į bendruomenės ir taip toliau. Bendraujam telefonais, bendrauju žinijos, aš esu žinijos draugijos pozityvistų klubo steigėjas ir seminarus vedu ir kiekvieną mėnesį vedu į mano svetainėje www.3žvaigždutės.lt galite surasti ir apie seminarus, ir apie susitikimus, ir kaip mane surasti, ir kaip man parašyti ir taip toliau, kontaktų skyrelį. Nepasvei gyvenime, taip toliau seminarai. O telefoną aš kartais pasakau ir jums, kad nereiktų niekur ieškoti, mano telefonas, jeigu norit pabendrauti. Kartais vienas žodis, ar ne, gali pakeisti kaip tai viena mintis ir įstoju į konservatoriją. Tai mano telefonas 86-87-75-147. O gal kas nežinot mano pavardės, Jeronimas Laucius, Facebook'e visur aš spaudinuosi, dalinuosi mintim, bendrauju ir man miela visada su jumis susitikti. Miela ieškoti, aš ir pats ieškau. Ir turėdamas tiek metų dirbu energingai ir kraunuosi. Išmokau krautis energiją. Energija yra lemiantis visko. Būkim energingi, būsim ir laimingi, ir sveiki, ir turtingi. Nuo energijos pradėkim, ne nuo turtų, nuo ko. Būkite laimingi, būkite energingi. Sėkmės.